Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, bet šiandien aš džiaugiuosi, nes tai mano pradžia. Pradžia kažko naujo, nepažinto. Nuo šiol esu naujai iškeptas YouTube kūrėjas. Tai ne tik kanalas ar vaizdo įrašai, tai mano kelionė. Kelionė, kurioje dalinuosi ne tik turiniu, bet ir savimi, savo mintimis, patirtimis, klaidomis ir pergalėmis. Bratuko YouTube kanalas. Yeah. Breakdance is always breakdance. Oba. Va taip va. Sveikučiai, žino tą posakį, batsiuvys be batų. Tai taip, tai esu aš, bratukas, statybininkas, kuris neturi savo nuosavo namo, o gyvena nuomojamam bute. Ir greičiausiai jums kyla klausimas, kokį aš čia velnę darau vidury laukų ir pievų. Tai aš čia su labai svarbia žinute jums. Aš jau nekartą esu visiems sakęs, krepšinis nebėra antra Lietuvos religija. Tai yra statybos. Jeigu jūs domitės statybomis, planuojate statyti nuosavą namą ar tiesiog patinka statybiniai video, jūs pataikėt būtent čia. Kodėl? To jau sužinosite, žiūrėkite toliau. Nes aš planuoju pirkti sklypą ir pastatyti namą nuo nulio iki mėnulio. Na, kas mane žino, tai jau žino iš socialinių tinklų, tokių kaip Instagramas, TikTokas, Facebookas. Ir neužbėgsiu įvykiams už akių, bet čia tikrai bus daug veiksmo, daug juoko, daug nuotykių, daug įvairiausių bandymų. Ir visa pilna statybų virtuvė, kurią jūs matysite būtent šiame kanale. Kodėl nusprendžiau ateiti į YouTube? Nes pagalvojau, pilnai savęs nerealizuoju ir negaliu atskleisti viso potencialo. O YouTube kanalas tai man asmeniškai yra labai svarbus ir didelis žingsnis. Ilgai tam ruošiaus ir nusprendžiau laikas. Dabar. Koks planas ir ko galite tikėtis šiame YouTube kanale? Tai planas rodyti visą statybų virtuvę nuo pat pradžių iki pabaigos. Nebijant paviešinti nei kainų, iš kur pirkta, nei parodyti savo daromų klaidų, kurių ten tikrai bus labai daug. Bet, kaip žinot, geriausia mokytis ne iš savo klaidų, iš kitų klaidų. Tai šiuo atveju bus mokytis iš mano klaidų. Galiu iš karto jums pasakyti, aš tikrai nesu statybų specialistas ir padarysiu daug klaidų. Kas liečia mūrą, taip, tenais galėsiu pasireikšti stipriau, bet visur kitur mokytis ir dar kartą mokytis. Bet mokysimės kartu. Kaip tai padarysime? Taigi kviesimės įvairiausius meistrus. Ir žinomus, ir mažiau žinomus, juos pakalbinsime savo sklype, darysime kaip nuosavą podcastą. Tik žinot, yra maža problemytė. Bratukas neturi sklypo. Neturiu sklypo. Neturiu. Ieškau ir niekur nerandu normalaus gero pasiūlymo. Jeigu kas nors svarstote parduoti sklypą kur nors atokiau, aplink Vilnių, tai labai prašau susisiekite ir parašykite man. Kuo greičiau įsigysiu sklypą, tuo greičiau prasidės šitas šou. Na ir dar vienas dalykas – kaina, sklypo kaina. Neturiu daug pinigų, taigi nesiūlykit, jeigu sklypo kaina yra virš 50 000. Ne, tikrai nepirksiu, nesivarginkit. O kad viskas prasidėtų dar greičiau, turiu jūsų vieną prašymą. Norėčiau, kad dabar visi pasubscribintų šį YouTube kanalą, paspaustų širdelę ir pasidalintų šiuo video, nes nenoriu viso šio veiksmo užkurti su mirusiu kanalu. Taigi, pasistengkit, tu man padedi startuoti, aš tau padedu statyti. Manau, tai yra labai sąžiningas dylas. Taip? Taigi, aš einu ieškoti sklypo, o tu pasek kanalą ir lauk pirmo video. Veiksmo tikrai bus. Nesitikėjau, kad kažkada tai pasakysiu. Bet pasakiau. Tai ką, keliaujam į sklypo paieškas. Viso gero, statybiorai. Greitai susimatysim. Nežinau, nuo ko čia pradėt. Va ten neblogas laukas, ten neblogas laukas, ten, davai ten.